gerai ir aiškiai pristatęs kūrinį, aš vis tiek pabandysiu dar giliau įsisverti kūrinį. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad vizualinį kūrinio pagrindą sudaro ne konstrukcija ar dekoratyviniai akcentai ir netgi ne kūrinio kinetiškumas, o produktas, kurį geba pagaminti kūrėjo sukurtas kūrinys. Kurie šiuo atveju Gediminas, kūrinys populizatorius, produktas muilo burbulas. Taigi dabar kiek giliau akcentuoju giliau, norėčiau pažvelgti muilo burbulą. Tikriausiai pastebėjote, kad muilo burbului būdinga keletas svarbių aspektų. Išskirčiau keturis. Muilo burbulo sudėtis, tobula jo forma, gebėjimas šviesą skaidyti spektro spalvas, taip vadinamasis vaivorykštės efektas ir gebėjimas atspindėti daiktus. Dabar apie kiekvieną jų kiek išsamiau. Kaip jau iš pavadinimo aišku, muilo burbulo sudėtyje būtinai turi būti muilas. Muilas atsirado tada, kai žmogus tikriausiai netyčia sumaišė gyvulinius taukus su pelenais ir pastebėjo, kad pridėjus truputį vandens, šis bičinys pradeda putuoti ir valyti purvą. Dabar visi muilai gaminami naudojant du svarbiausius komponentus – augalinės arba gyvulinės kilmės riebalus ir šarmus, kitaip tariant, natrio hidroksidą ar kalio šarmus. Dar nedidelę dalį apie 3% sudaro aktyviosios kvapiosios medžiagos, dažai ir konservantai. Taigi skverbiamės dar giliau. Visi žinote, kad vandens lašai susidaro išsilaiko, todėl, kad vandens paviršių veikia fizikinis reiškinys, taip vadinamas paviršiaus įtampa, kuris sudaro jo apvalkalą. Įdėjus į vandenį muilo susilpnėja paviršinė vandens įtampa. Vandens apvalkalas tampa labiau tampus, todėl jį pučiant galima išgauti burbulą. Taigi vandenį dėjus muilo, muile esančios medžiagos surfaktantai reaguoja su vandeniu ir užrakina jį tarp dviejų sluoksnių. Visi trys sluoksniai sudaro ploną plėvelę, sąveikaujančią su oru. Plėvelė plečiasi, kol atsiplėšia nuo paviršiaus ir suformuoja burbulą. Kitaip tariant, sfera. Sfera graikiškai rutulys, tai tobuliausia geometrinė figūra, forma, kuria išlaikyti sunaudojama mažiausiai energijos. Skverbimės dar giliau. Nors muilo burbulo plėvelės storis lygus milijoniniams centimetro dalims, muilo burbulai geba keisti spalvas nuo raudonos iki violetinės. Tai taip vadinamas interferencinis vaizdas, kuris susidaro, kai šviesos bangos užeina viena ant kitos. Tai nutinka, kai dalis baltos šviesos, krentančios ant muilo burbulo, pereina per jį, o dalis apsispindi išorinėme ir vidinėme jo paviršiuje. Šviesos spinduliai atsispindintis vidinėje burbulo sienoje, žeinant šviesos atsispindinčios išorinėje burbulo sienoje. Tokiu būdu susidaro vaizdas priklausantis nuo burbulo sienelių storo. To pasiekoje mes matome raibuliuojančias ir besikeičiančias spalvas. Negana to, kad burbulas geba mainytis, keisti spalvas ir kartu išlikti perregimas, jis taip pat geba spindėti arti jo esančius daiktus. Tuo būdu mes galime pamatyti net patį save. Tai atvirkščias vaizdas, neesantis priešybės svorį muilo purslą. Ir šiame vaizde mes dažniausiai būname įsišiepę ir laimingi, ir tai dažniausiai visiškai nepriklauso nuo stebėtojų amžiaus, išsilavinimo, socialinės padėties ar išpažįstamos religijos. Kad ir kaip giliai įsiskverbiu į burbulo esmę, negalėčiau nepastebėti ir dar vienos svarbios jo savybės. Nors muilo burbulas ir turi tobulą formą, geba šviesą skaidyti spektro spalvas, bei atspindėti daiktus, jis gali bet kurio momentu susprogti. Todėl manau, kad nebeverta viešai kalbėti apie muilo burbulus, o geriau vėl atsigręžti į patį kūrinį populizatorių, juk tai, kaip minėjo pats autorius, iš esmės tobuliausia naujos kartos kūrinys. Taigi dėl šitos ir visų kitų priežasčių dar pasiūlyčiau vertinti visais 9,99,99,99,99, kaip minėjau autorius. Baigdama šią recenziją norėčiau pasituoti visiems gerai žinomo profesionalaus Lietuvos politiko 2005 metais sausio 19 dienos rytinėme Seimo posėdyje sakytą frazę. Aš nieko nenoriu pasakyti, aš sakau tą, ką aš noriu pasakyti, tą aš jums ir pasakiau. Dėkui. Recenzija Maryžė. Beklausant jūs paties darbo autoriaus ir recenzijų, migdėjo mintis, ar čia bebus noro klausti. Taip, jau viskas išreikšta, ta reakcija,
komentauti. Na, vis tiek gal yra norinčių, jeigu neklausia pasisakyti. Reiškia, kiek aš supratau, šito kūrinio pristatymas įvyko dabar dalyvaujantiem autoriam, realiam asmeniui ir recenzentui, kaip kūrinio interpretatoriui, bendrautoriui. Kaip įsivaizduoja kolekcijų šito kūrinio demonstravime, jūs kartu privalo vykti ir skaityti savo sukurtą tekstą. Ar jūsų tekstas gali būti popierinių pavydalų perduotas kažkam kitam ir jūs skaitotės bendrautoriui? Nes tai yra prasminis papildymas, reiškia tai, kaip jūs komentavot šitą kūrinį, tai yra didelė dalis to darbo. Nes šiaip mano galva, dabar jau bus neklausimo to replika. Reiškia klausimas, kaip jūs demonstruosit kūrinį. O replika būtų tokia, kad visuomenės vartotojiškumo kritika ir apžaidimas šitos temos yra baisiai dažnas, įvairiuose lygiuose vykdomas. Reiškia, jūs pasirinkot šitą aparatą, kaip, nežinau, mano galva labai išradinga, reiškia, šito viso dalyko padarymą. Ar nebandėt daryti kažkokios, kaip sustoja žmonės, ką jie galvoja, viena fraze pabandyti žmonių atsakyti, ką tas aparatas daro. Pabandom tokį socialinį žaidimą. Kadangi dėl ko aš to prašau, iš tokio tipo kūriniai yra katalizatoriai komunikacijai, socialiniai būtent komunikacijai. Kitaip, ką mes kalbam apie politiką ir metaforos muilo burbulų ir iš tos metonimijos, ką mes reikalingos. Po vieną sakinį pabandom visi pasakyti, kas čia daroma, ką tas daiktas daro. Pradedam nuo šono. Ką jis daro, bandykit. Gal visų pirma kursiokės, ar ne? Merginas bendrakursės. Ką daro tas daiktas? Pučia burbulus. Ne, momentu, gerai, interpretacija tokia pučia burbulus. O prasminės kokias nors toliau. Pažada kažką. Gerai, kažką. Jo, pažada. Pažada, taip. Ką dar daro? Ką dar? Būtų nemokamas mokslas Lietuvoje. Reiškia, tai yra pažadas, žodė pažadas. O ką dar jis daro? Nuotaiką pakelia. Nuotaiką pakelia, jo. Reiškia, tai žmonė pakelia nuotaiką, jis duoda pažadus. Dar atsakymas, ką daro? Ką, sukelia viziją. Sena labai patiko įvardinimas, kai tik pasakė sukčius. Vėdina, galim sakyti, kad nepūkės pasakai, gali vėdinti, vėjų. Kuo yra apgaudinėjai ir už to dar kažkas slepiasi. Tas sukčius tai yra... Tai reiškia, jis manipuliuoja mūsų sąmonę. Ir manipuliuoja. Aš manau, kad tai yra ne vienas sluoksnis prasmės toks... Profesionalas. Savikritiškai vertinant, aš matau vėlgi. Vadelės minutė profesionalas. Ką daro? Čia sakyčiau, vieną į kitą žodžiu. Yra lietuviškas vabalas karkvapas. Aš tik pravažiavau motociklas pro šalį, man išlį pliurk vabalas. Nu, o čia yra pliurk mašinė. Bet jis veikia, reiškia, kiek skirtingų atsakymų. Taip. Veikia. Nu, vat veikia, provokuoja. Pirminį klausimą norėčiau užduoti. Ar alekna giminaitis ar panašumas? Dar klausančių, pasisakančių yra? Sakyčiau, kad dabar išliko žinomas istorinis faktas, nes ir Vilniaus dailės akademija